Vyksta akcijos, kurių dalyviai spaudžia valstybių lyderius sutarti dėl taršos mažinimo, kai jie rytoj susirinks vis dar sukrėstame Paryžiuje. Prancūzijoje nepaprastoji padėtis, masinės eitynės uždraustos, bet prancūzai savo poziciją pademonstravo kitokiomis akcijomis. Ne visos buvo taikios, policija sulaikė 100 žmonių. Vieta, kur vyks konferencija, laikinai tapo Jungtinių tautų teritorija. Klimato permainų sekretoriato vadovai įteiktas simbolinis Buržė konferencijų centro raktas. Į Paryžių atvyko Jungtinių tautų generalinis sekretorius Ban Ki-moonas. Delegacijos jau pradėjo derybas. Kioto protokolas dėl taršos mažinimo baigė galioti. 2 savaitės truksiančioje konferencijoje bus siekiama ambicingo tikslo. Parengti pasaulinį įpareigojantį sutarimą mažinti taršą, kad klimato šilimas nebūtų didesnis negu 2 laipsniai pagal Celsijų. Į Paryžių atvyks Jungtinių valstijų, Kinijos, Rusijos, Indijos vadovai, iš viso 150 valstybių lyderiai. Žmogus yra didžiausias žmogaus priešas, tai rodo terorizmas. Bet tą patį galime pasakyti ir kalbėdami apie klimatą. Žmonės naikina gamtą, kenkia aplinkai ir jiems teks atsakyti ateities kartoms. Ekspertai santūriai vertina galimybę susitarti, bet žmonės daugiau negu 2000 pasaulio miestų masinėmis eitynėmis spaudžia lyderius. Jas norėtų surengti ir Paryžiuje, bet valdžia neleido. Policija nėra tikra, kad užtikrins 100 000 saugumą. Tuomet gamtosaugininkai sugalvojo Respublikos aikštėje išdėlioti 1000 porų batų. Jos atnešė ir įžymybės, o popiežiaus pasiuntinys Šventojo tėvo batų porą. Popiežius taip pat nori dalyvauti, jis nori būti kartu su žmonėmis. Tie, kas ketino žygiuoti Paryžiuje, dalyvauja eitynėse kitose pasaulio šalise. Popiežius nori, kad jo balsas taip pat būtų išgirstas. O ten, kur turėjo žygiuoti eitynių dalyviai, sirikiavo 4000 žmonių grandinę. Bet jas Bataklano koncertų sale jį nutrūkusi, kad pagerbtų čia teroristų sušaudytų žmonės. Bet tai, kai vykusi akcija sutrikdė aktyvistai, kurie nepaisydami nepaprastosios padėties ir draudimų, bandė rinktis šalia Respublikos aikštės. Policija nesviravo, užblokavo minią, panaudojo ašarines dujas. 2800 policininkų ir karių budės Buržė, kur vyks konferencija. Dar 6000 Paryžiuje. 1000 žmonių neleista įvažiuoti į Prancūziją, nes policija nėra tikra, kad jie nekeltų grėsmės saugumui. Žaliųjų akcija šiandien surengta ir Vilniuje. Klimato kaitos žygio dalyviai rinkosi katedros aikštėje ir žygiavo iki Vinco Kudirkos aikštės. Susirinkusieji reikalavo, kad Lietuva prisimtų ambicingesnius įsipareigojimus dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo ir pagaminamos švarios energijos dalies didinimo. Pasak Lietuvos žaliųjų partijos vadovo Lino Balsio, Lietuva pirmauja atsinaujinančiosios energetikos srityje, tačiau atsilieka pagal energijos efektyvumą ir taršą.